Šią vasarą druskininkų smulkieji verslininkai ir įvairių įstaigų bei asociacijų atstovai stebina išradingumu, druskininkiečiams ir miesto svečiams siūlydami originalias laisvalaikio praleidimo idėjas bei kurorte paklausias paslaugas. Mieste nestinga pasiūlymų aktyvaus ir ekstremalaus laisvalaikio mėgėjams, taip pat vis daugiau lankytojų sulaukia edukacinės pramoginės programos. Kurortas pritraukia vis daugiau iniciatyvių ir verslių žmonių, kurie būtent čia gali realizuoti savo sumanymus. Gyvenam pačiam nuostabiausiam tikrai kurorte ir mieste, ir pati aplinka, ir pats miestas, ir pats miesto vystymasis įpareigoja kažką pasiūlyti vis atvykstantiems žmonėms, kažką naujo, kažką įdomaus ir judėti į priekį. Tad tiesiog ir kilo mintis pasiūlyti tokias paslaugas ar tokią pramogą, kurios galbūt nėra kituose miestuose, kurios nesiūlo konkurentai. Ir tiesiog tam, kad būtų platesnis paslaugų spektras ir tiesiog būtų smagu. Tai tiesiog pati idėja kilo tiesiog labiau tokia iš idėjos, idėjinis dalykas tam, kad būtų gražiau ir kad būtų smagiau pačiame mieste leisti laiką. Bet kokiu atveju, tik tai druskininkuose gali būti tokie dalykai, kaip pasiplaukimas pačiame miesto centre, pavakarieniavimas romantiškoje žvakių šviesoje, tai aš manau, kad kitose miestuose tai neįmanoma. Šią paslaugą teikiame jau antrus metus ir kaip parodė pirmųjų metų rezultatai, tikrai tai yra žmonių pamėgta pramoga, sulaukia susidomėjimo, nes tai tiesiog yra unikalu ir dar kol kas nepatirta druskininkuose. Tad manom, kad tikrai ir šią vasarą, jeigu tik tai orai leis, tikrai galėsim nustebinti dar ne vieną druskininkų lankytoją, žinoma, tiek pat ir vietinį, nes ir vietiniam žmogui taip pat yra įdomi pramoga, kurią galima išbandyti gyvenant savo mieste. Prieš 20 metų vienas draugas pasiūlė dviračius ir mes dvi šeimos pradėjom tą verslą, kad vaikai vasarą turėtų kažkokį tai užsiėmimą. Nereikėtų kažkur tai siūsti, ledų pardavinėti, gėlių, dar kažko tai. Vaikai užaugo, dabar tenka pačiam to verslu užsiimti ir gan sakau, gal ir sėkmingai. Kaip reaguoja žmonės? Daug klientų turit? Priklauso nuo metų laikų. Kaip tas biznelis toksai yra sezoninis, tai turiu jau, kurie jau po 10-15 metų pas mane lankosi, visą laiką sveikinasi, atvažiuoja iš Rusijos, iš Izraelio, iš kitų šalių, iš Lenkų. Tai tikrai visą laiką malonu juos matyti, pasveikina, paklausia, kas naujo, kokių turiu dviračių, duodu jam pabandyti, o paskui jie faktiškai visą laiką jau nereikalauja net dokumento, nieko, jau kaip draugai mano nuomos punkto, tai jau jie naudojasi ir privilegijom, ir nuolaidom, ir taip toliau. Mūsų asociacija Druskininkų vietos veiklos grupė, kuri administruoja ES paramą kaimiškai teritorijai, yra pagal tarpteritorinį projektą įsteigusi viešąją įstaigą Sūrūs vėjai. Ir tos įstaigos tikslas yra skatinti žmonių verslumą kaimiškoje teritorijoje Druskininkų savivaldybėje. Todėl mes kartu su kaimo bendruomenėmis sukūrėme turistinius maršrutus ir po kaimiškas vietovės, pavyzdžiui, Dzūkų Dyvai Druskininkų krašte, kur žmonės pažįsta ir Švendubrės kraštą, važiuoja pas Česnulį, ten turi dzūkišką vakaronę. Nereikia rinkti didelės grupės, norint visą tai išbandyti, tiesiog su savo šeima, su savo draugais gali nuvykti tą dieną ir turėti tą linksmą laiką, pažintinį linksmą laiką Druskininkų apylinkėse. Taip pat mūsų įmonė Sūrūs vėjai, bendradarbiaudama su Viečiūnų bendruomenė, pastatė sulčių vagonėlį Sveikatingumo ir Dineikos parke. Tai mes pardavinėjame sveikas sultis ir šiaip tikslas yra šito sulčių vagonėlio šiek tiek didesnis negu tik sultis pardavinėti. Tikslas yra vasarą supirkti iš kaimo gyventojų morkas, obuolius, moliūgus ir kitas vaisius ir daržoves ir būtent iš šitų daržovių ir vaisių spausti natūralias sultis. Ir taip yra galimybė vietiniam gyventojams, kaimo gyventojams užsidirbti papildomai. Labai džiaugiamės, sulčių vagonėlis Dineikos parke yra labai populiarus tarp turistų, tarp vietos gyventojų. Jie labai džiaugiasi, kad Sveikatingumo parke galima gerti sveikas sultis, skanauti ledais, kava.
mineraliniu vandeniu, o turistiniai maršrutai taip pat sulaukia didelio susidomėjimo iš sveikatingumo centrų, iš viešbučių, iš atvykstančiųjų turistų, iš mokinių. Tai džiaugiamės iš tikrųjų, kad mūsų šita paslauga labai reikalinga žmonėms. Čia yra naujovė Lietuvoje, iš tikrųjų mes turim 4 dar mažesnius planetariumus, su kuriais važiuojam į mokymo įstaigas, į darželius. Jis skiriasi nuo paprasto kino tuom, kad visas vaizdas yra rodomas 360 laipsnių kampu. Tai ir jame demonstruojami dažniausiai edukacinio pobūdžio sferiniai kino filmai. Tai vaikams, suaugusiems, iš vis mažyliam, 3 metukų yra irgi programos. Mes turim šiuo metu 8 kino filmus, skirtus nuo pačių mažiausių iki pačių didžiausių. Yra vaikams šeimos filmai, yra labai rimti moksliniai filmai. Žodžiu, kas kuom domisi, tą ir galime pademonstruoti, iš tikrųjų parodyti. Kodėl pasirinkot būtent Druskininkus? Druskininkai visų pirma yra kurortas, o šiuo metu yra vasara. Kitas dalykas, kiek girdėjom, kad Druskininkuose nėra tokių labai didelių pramogų, kad Palangoje tai ten visokių ir kinų, ir 5D ir taip toliau, o čia nieko nebuvo, tai kažkaip pagalvojom pamėginti savo laimę Druskininkuose. Tai sulaukėt ne tik turbūt druskininkiečių, bet ir miesto svečių, kurie lankosi pas jus? Taip, žinoma, ir miesto svečių, iš visos Lietuvos čia atvažiuoja žmonės ir labai daug iš Baltarusijos žmonių yra. O šiaip kiek jau metų šitą idėją kuriat? Ja plėtojam Lietuvoje 3 metai šią idėją, o būtent tokį stacionarų mobilų didžiausią mūsų planetariumą, kuris, taip, čia yra mūsų didžiausias iš visų, kurį galima statyti lauke, nes visi kiti yra statomi tik patalpoje. Tai yra pirmasis, dabar pirmą kartą šią vasarą, 2 savaitės startuojam. Ir kaip sekasi? Labai gerai, iš tikrųjų susidomėjimas yra didelis žmonių, seansai vykdomi irgi kas pusę valandos, tikrai ateina žmonės, aišku, savaitgalį būna daugiau, bet visi susidomi iš tikrųjų. Visą vasarą čia pasilikti? Planuose yra visą vasarą, o kaip bus žiūrėsim. Čia yra Druskininkų vandenlenčių trasa, priklauso įmoniai UAB Orangutanas, čia yra aukštalipių įmonė, plėtoja veiklą kaip OneLT parkas, visokius ziplainus, trasas ir panašiai, o mes čia užsiminėjom vandens sportų, mokom žmonės plaukti vandenlentę, daryti triukus ir šiaip užsimti smagių laisvalaikių. Kelintą sezoną jau? 3 sezoną. 3. Ir kaip sekasi? Ar daugiau klientų? Klientų kol kas nėra daug, nes sezonas tik tai įpusėjo ir dar seka permainos naujos. Atsiras pora konteinerių, bus daugiau vietos žmonėms pasėdėti, kitais metais gal net laukia mūsų kavinukė. Bus daugiau naujos įrangos mokintis plaukti, taip pat bus ir daugiau kliučių. Kaip mato, dabar yra tik tai vienas tramplynas, tai bus keli, bus dėžės, per kurias bus galima tobulėti. Tai pradedančius pirmiausia mokot plaukti, o paskui, kai pramoksta, galima ir daryti triukus pamokot? Taip, pradedantieji iš pradžių mokos važiuoti tiesiai, paskui, kai pramoksta, jau mokom daryti posūkius ir visą kitą. Aišku, vėliau seka triukai. Būna, kad sugrįžta klientai pas jūs pakartoti, išmokti ilgesnį laiką? Klientai tik pabandę visą laiką sugrįžta. Taip, privilioti sunku, bet grįžta visą laiką. Kodėl pasirinko Druskininkus? Druskininkai kurortas, ką čia daugiau ir pasakyti. Jau 4 metai darom savo teatralizuotas ekskursijas, teatralizuotos ne su teatralizacijos elementais, tai atributika, suknelės, skrybėlaitės. Labai yra populiaru iš tikrųjų. Tie, kurie žino ir ateina, tai labai esą nustebę patys ir fotografuojasi, ir patenkinti, ir tikrai daug sužino, nes ten mažai datų, mažai pavardžių, mažai informacijos, ten, kaip mes sakom, pikantiškos istorijos, nuotykiai ir tokie galbūt net truputėlį nurodymai iš XIX amžiaus, kaip linksmintis, kaip priimti procedūras atvažiavus į Druskininkus. Ir šiemet darom netgi dažniau, nes tikrai yra geras potencialas. Druskininkų gidų asociacijoje yra žmonių, kurie aukoja savo laiką, laisvų laikų, pasisiuvo savo drabužius, ieškom atributikos, kad taip įdomiau visą laiką būtų. Ir tikrai labai smagu, nes kada yra bendraminčiai, tada viskas yra paprasta. Idėja gimė, jau jinai seniai sukosi galvoj, seniai, paskui, kaip sakau, vienas pasakė, kitas pakabino, trečias parašėm, pažiūrėjom, susibūrėm į grupę ir vyksta. Ir manau, kad mes jo nepamesim tikrai. Jisai tobulinamas šiemet mineralinė miestelė, nes prieš tai 3 metus buvo, kad buvo ir druskininkiečiai, ten ir teatro niša, vaikai dalyvavo ir tokie prijaučiantys. O šiemet nutarėm, kad mes darom tik tai gidai ir darom šiemet pirmą kartą, taip sakykim,
minimaliai komerciškai, nes už bilietus. Nes, visuomeninis dalykas yra geras, bet iki tam tikrų ribų. Galų galia žmonės irgi aukoja savo laiką ir pinigus. Tai nutarėm šiemet tokie simbolinė ten kaina, 5-2 eurai, bet darom ir tik tai gidų asociacija. O tai Druskininkuose organizuojate? Kol kas tik tai Druskininkuose, jeigu, kaip sakoma, mus kas nors nupirks su visų mineraliniu miesteliu, tai mes mielai galim išvažiuoti. Leipalingio dvaras atsidarė. Ten labai būtų irgi smagu kada nors, nes turim pasiūlymų grupėms, turim pasiūlymų mokykloms net galim turėti, kad jeigu patinka toks dalykas, visai laisvai. Tai buvo paslaptis tokia, minimali. Bet kadangi jau taip mes čia stovim ir kalbam, tai tokį ekskliuzyvą išduosiu dabar. Mes paruošėm dar vieną naują ekskursiją, kita tema. Jis irgi bus su teatralizacijos elementais. Atsidarė Karolio Dineikos sveikatingumo parkas. Ir ta teritorija, aišku, jinai pati savaime jau ten prašosi, kad kažkas ten vyktų. Kviečiam visus į ekskursiją vaidinimą. Ir ten bus tarpukario druskininkai. Irgi tokios pavadinimas net yra Meilė tau viską atleis. Kaip sakiau, irgi truputėlį tokių pikantiškų istorijų apie parko įkūrėją Eugeniją Levicką, kur mes labai gidai tikimės, kad bus įamžintas ir jos atminimas, nes kaip jinai pradėjo tą parką, Karolis Dineika perėmė tą viską. Tai žodžiu, tokią premjerą darom, dar vieną jau kitokių rakursų. Dar turime, aišku, paruošę ir Čiurlionio teatralizuotą ekskursiją. Pernai darėm, dabar tobulinsim ją ir galbūt per Čiurlionio gimtadienį, taip arčiau tokia jau pilna, tokia papildyta, ilgesnė, irgi su teatralizacijos elementais, be ypatingų ten datų, dar kažko, apie Čiurlionį kaip apie žmogų, kaip apie vaiką, kaip apie jaunuolį, kaip apie žmogų. Taip norėtųsi iš tos pusės pateikti mūsų svečiams tuos druskininkus. Ir jie labai domisi, nes vis tiek yra ekskursija, visi atvažiavę nori susipažinti su miestu, kur aš esu, kas čia vyko ir taip toliau. O va tokie kitokios ekskursijos, jos duoda tokį susidomėjimą. Ir jie sužino tuo pačiu ir nėra to tokio 2 valandas pasakoja datas ir kas kur vyka. Kas nori, tai mes darom. Ir tokia, žinoma, ten turim daug visokių pasiūlymų, tai bandysim ruoštis taip atsakingai ir paskui dar ką nors sugalvosim, nes kai yra bendraminčių ir yra, kurie nori, tai neįmanoma net pamesti, nes turi kartu su jais viską daryti, nes bus naujų idėjų. Jo.